Labas, mes jau esam, žinokit, priešais Soulbox'ą, priešais tą vietą, kur turėsim Zipo naujo sezono vakarėlį rugsėjo 22 dieną, kitą ketvirtadienį. Nežinau, kada filmukas pasirodys, bet dabar liko lygiai savaitė iki mūsų vakarėlio ir noriu parodyti visiems, kaip atrodo ta vieta, kur mes čia visi linksminsimės ir tikimės, kad netilps visi žmonės, kurie norės čia patekti. Nauja vieta, vasaros pabaigoje atsidariusi, labai graži vieta ir norim, kad ir jūs pamatytumėt, kur bus linksma ir ketvirtadienį, kur bus linksmiausia. Gerai, tai čia yra Soulbox'as, kuris yra Vilniaus centre, netoli Vilniaus gatvės, netoli Islandijos gatvės, žodžiu pagrindinė, dabar, kaip sakom, Vilniaus naktinio gyvenimo arterija. Tai įsivaizduokit, čia dabar yra aišku diena, graži diena, saulė šviečia, viskas gerai, bet vakare mes čia turėsim didelį žalią kilimą, per kurį eis visi mūsų klausytojai, visi mūsų vakarėlio dalyviai. Čia turėsim didelės vaizdo projekcijas, tai jau žinokit, važiuodamas mašinos tam tą gatvę, matys, kad čia vyksta kažkoks tai geras vakarėlis, tai jau matysit, kad Zipas čia tūsinasi ir tikimės jūs irgi čia tūsinės. Užeikit, čia Zip FM naujo sezono vakarėlis, čia įėjimas ir įsivaizduokit, kad prie įėjimos turės pikti dėdės apsauginiai, kurie labai griežtą face kontrolą, žinokit, darys, bent jau tai pažadėjo ir su lakierkom tikrai jūsų neįleis, taip kad prieš eidami į mūsų vakarėlį gerai pagalvokit, kokią avalynę dedatės. Važiuojame. Jūs patekę į vidų, jūs pateksit į MM-bičiuotą stilistų rankas. Čia bus, žinote, grožio salonas, kuriame bus daromos iš visokios šukuosinos, bus veliami jūsų plaukai, taip kad sakom, į vakarėlį galite ateiti netgi su šlapia galva, nes čia bus žmonės, kurie tikrai žino, ką daro ir jiems padarys labai gerą šukuosiną, plus turėsim make-upo meistrus, kurie, pavyzdžiui, galės ant jūsų akies žaibą išpiešti ir jeigu mes jau keičiamės, jeigu Zipo sezonas keičiasi, tai būkit gerai, pasikeiskit ir jūs per mūsų vakarėlį. Čia yra Soulbox'as, pirma pagrindinė erdvė, kur tikimės bus sausakimša, kur bus negalima apsisukti, bus tiek daug žmonių. Ir čia yra baras, pagrindinė vakarėlio, aišku, dalis. Čia bus galima užsisakyti šotų putytę. Čia bus stage'as, skirtas gyviem pasirodymam. Mes turėsim Yama NV, labai gerus freestylerius, kurie viską iš galvos freestylina apie tai, ką mato ir visi žmonės susirinkę galės ant lapų rašyti žodžius, kuriuos jie įpins į savo tekstą. Žodžiu, geras pasirodymas mūsų laukia čia ir keliaujam antrą erdvę. Sveiki atvykę į prakaitavimo salę, čia bus, žinokit, pagrindinė šokių aikštelė. Stovės radistai, stovės CC, stovės M&M'sai ir kiekviena laida, žinokit, ruošiasi po specialų svečią. Pavyzdžiui, CC turės Mantą Tyč, partizanų, kuris groja labai gražią muziką, tai Mantą Tyčą irgi išvysim. Girdėjau, kad M&M'sai turės labai paslaptingą svečią, kurio pseudonimas dar yra neaiškus. Gali būti DJ Dinamo, DJ Rūra arba DJ Storas. Bet vakarą važiuodama namo klausiau radistų ir girdėjau, kad jie jau atskleidė pirmąjį savo slaptą svečią, tai vakarėlyje, Zip FM naujo sezono vakarėlyje, išvysim Sneakers irgi prie to paties pulto ir gali būti, kad tai yra ne vienas radistų svečias, tai žodžiu, čia prakaituosim, čia trinsimės vieni kitus, čia kabinsim mergas. Šitų pietaujančių žmonių, žinokit, čia nebus. Jeigu dar abejoji ateit ar neateit į Zip FM naujo sezono vakarėlį, rugsėjo 22 dieną Soulbox'e, tavo vietą jau nebejočiau, nes čia ketvirtadienį Vilniui bus pats geriausias vakarėlis. Iki pasimatymo.